Sveiki visi, su jumis Karolis, Galiūnas Dog Training ir šiandien atsakysiu į klausimėlį, kurį uždavėte SmartDog Facebook paskyroje. Mums parašė Gabija ir klausimėlis skamba šitaip. Kai šuniukas lieka vienas namie, turim tokią situaciją. Toks dainavimas gali tęstis kelias valandas, kol kas esam kankinę kaimynus 3 valandas maksimaliai, bet manau sugebėtų ir ilgiau. Bandėm palikti su skanėstu, su kongu, narve, nenarve, uždengta, atidengta, sujungtu televizoriumi tyloje. Vienintelis pasiteisinęs dalykas yra šnekėti per kamerą, tada nurimsta ir paklauso komandos gulėt arba ša. Bet ramybė būna 10-15 minučių, tada vėl reikia pasišnekėti. Buvom taip pat palikę svečiuose su kitais žmonėmis, be šeimininkų vyko toks pat dainavimas. PS dienos metu narve miega, kesa namie, be jokių problemų. Labai lauksime patarimų. Tai Gabi, ačiū už laiškelį, už klausimėlį ir už vaizdelį. Nes jį pamačius gali įsivertinti problemos intensyvumą. Ir išsiskyrimo nerimas iš savęs yra ganėtinai tokia globali ir kompleksiška problema, su kuria susiduria praktiškai kiekvienas šuniukas ir šeimininkas. Tik tai priklauso kokio lygio ta problemėlė. Ir tikiu, kad trumpų video šios problemos neįspręsi, tačiau tikiu, kad keli patarimai iš šono tikrai nepakenks, o gal net ir padės šuniukui lengviau pasilikti namuose, kai jūsų nebūna. Prieš einant į patarimus, norėčiau Gabija tave pasveikinti ir pasakyti, kad esi šaunuolė, kad analizuoji ir uždavinėjai klausimus, kad keli tos klausimus, kad tai susitvarkys pats savaime išaugs, ne? Tai tas yra labai svarbu. Per tą analizę, matymą mes atsirenkam, kas veikia, kas neveikia. Ir šiuo metu paminėjai, kad vienintelis pasiteisinęs dalykas yra pokalbis su šuniu, kad tai yra veiksminga, tai yra jėga, tačiau man truputėlį tai kelia rizikos ir konfliktuko ir klausimukų viduje, kaip tai veikia ilgoje distancijoje. Nes šuo, kuris nerimauja, stresuoja, vokalizuoja, staugia, dainuoja, kaip sakai, jisai gauna šeimininko balsą ir tokiu būdu prisišaukia tą balsą kažkuria forma, nors ir tas balsas gali sakyti ša, gulėtų, baik ir panašiai, bet šuo prisišaukia tą šeimininką. Tai ir gal žiūrovams dar turėčiau pasakyti, kad kalbėjau su Gabija ir ji minėjo, kad kalba su šuniu per kamerą ne tik tada, kada šunelis yra nerimastingoje būsenoje, bet tada, kada jis yra ir ramus. Ir tas metodas, kalbėjimo metodas, bendravimo metodas su šuniuku šiuo metu yra veiksmingas ir jiems gerai sekasi. Todėl spaudžiu liuksą ir sakau, darykite tai, kas veikia, esate šaunuoliai. Tada iš savo pusės norėčiau šiek tiek tokių labai praktinių patarimų, kurie gal jau bus girdėti, bet gal šiek tiek aš juos kitų kampų apsuksiu ir parodysiu. Tai vienas svarbiausių dalykų būtų, kokioje būsenoje mes paliekame šuniukus namuose išeidami. Būsenoje reikštų kokioje mentalinėje būsenoje ir kokioje fizinėje būsenoje. Ar šuo mentaliai buvo pastimuliuotas ryte, iškrautas tiek fiziškai, tiek mentaliai ar ne. Kaip tas galėtų atrodyti? Išėjau su šuniu, pavyzdžiui, į lauką. Ir imkime standartinį pasivaikščiojimą pusvalandukas prieš darbus pasivaikščiojimas su šuniu ir tai jau čia geras atvejis, jeigu šeimininkai pusvalandukas su šuniu vaikšto. Jeigu per tą pasivaikščiojimą šuniukas visą laiką vastinėjęs ir užsiema savo kažkokiais reikaliukais, mes tik tai iš paskos einam, tai nesakyčiau, kad šuniukas kažkokią tinkamą labai iškrovą gaus, taip kažkokią energijos dalį jisai sumažins, kažkiek tai įsikraus, bet jeigu norėtume tai dar giliau įlysti, užduokime šunims užduočių, reikštų. Per tą pusvalanduką padarykime kokias 5-6 stoteles, kur mes mokysime šunį, pavyzdžiui, netempti pavadžio. Loose leash, šalia reiškiasi šalia, negalima tempti pavadžio.
Ir ką tuo metu aš darau? Aš keičiu kryptį, sustoju, paskatinu šunį, šuo pradeda galvoti apie mane, kur aš einu, ką aš darau, ar aš jį paskatinsiu, ar aš jį priešingai gal timtelsiu pavadžiu, pakoreguosiu. Ir šunelio mintis ir susidomėjimas, fokusas nukreiptas į mane. Kai fokusas nukreiptas į mane, šuniuko mentaliniai resursai mažėja, jam reikia fokusuotis, susikaupti. Ir tada praėjau tą atkarpėlę, 5-6 minutės kažką tai su juo paveikiau, bet taip intensyviai, va tą žodį norėčiau naudoti. Ir tada, kai gerai sekėsi, aš sakau, galiu duoti žodinį markeriuką, užuominą, nori pažaisti, pažaidžiam kamuoliuku, įsitraukiu kamuoliuką, ar tai žaislą, nes žinau, kad Gabijos šuniukas žaidžiantis šuo, įsitraukiu tą žaisliuką ir žaidžiu su šuniuku. Jeigu šuniukui net taip įdomu ir aš jį truputėlį pametu, ką galima padaryti, labiau stimuliuoti žaidimą. Patikslinu, ką noriu pasakyti. Jeigu mes turime kamuoliuką ir turime virvutę, ir jeigu aš stimuliuoju, šuniukas gaudo tą kamuoliuką ir gal net nelabai domisi visą laiką, gal kažkoks kvapas paperka jo dėmesį, ką tada galime padaryti? Mes galime prailginti virvutę, pririšti prie šitos virvutės dar papildomą virvutę. Metras, pusantro gal net, ir turime tokį gyvūnėlio uodegą, tokią ilgą. Ir tada vietoj trumpų judesių mes galime pradėti šunį stimuliuoti ir gan stipriai stimuliuoti. Reiškia, kamuoliukas pradeda skraidyti į viršų, žemyn, imituoja judantį voveriuką ir šuns viduje pradeda signalai eiti, pradeda jisai stimuliuotis, gal taip pasakysiu, aktyvuojasi grobio instinktas, medžioklės instinktas, žaidimo, kaip čia pavadinsi, ir šuo negali sustoti, jam būtina atakuoti, nes jis kitaip negali, jau jisai ant tiek užsigaudęs akimis tą kamuoliuką, jis pradeda atakuoti. Kai bando atakuoti, prieš pat nosį kamuoliukas dingsta, jisai tik bando paimti, jisai dingsta, jisai bando susverti, išsprūsta, ne? Ir jeigu persunkinsiu žaidimą ir visą laiką jisai pasprunka, šuniukui taip pat motivacija dings. Tačiau jeigu visą laiką duosiu laimėti ir lengvai uždirbti, irgi neįdomu. Tai žaidimas turi būti ant tiek įdomus ir stimuliuojantis, kad šuniukas įdėtų labai daug energijos, kad jisai sprintuotų. Po pirmos žaidimo sesijos norėtųsi, kad šuniuko liežuvis būtų ant šono, jisai visas aušintųsi, jo šonkuliai susitrauktų, įsitrauktų. Va tokioj būsenoj žaidimo pirmoji sesija baigėsi, kamuoliukas paslapčia dingsta man į kišenę. Einam toliau. Pirmas raundas padarytas. Mentalinė iškrova ir fizinė iškrova su pažaidimu. Antras raundas. Po 5 minučių matau, kad šuniukas nurimo, vėl mes einame savo maršrutu. Padarykime antrą raundą. Ir vėl tas pats. Padarau lūslai iš laisvo pavadėlio. Mentaliai stimuliuoju šunį, gerai sekasi, pažaidžiu su šuniu. Žaidžiant su šuniu galima diktuoti taisyklės, galime kurti ne kiek komandas, bet tokį ryšį, dėmesį, savikontrolė toks terminas, susivaldymas man labiau patinka. Ir šuniukas irgi pačiame žaidime galimai pradeda mokytis. Tai būtų fizinė iškrova plus mentalinė iškrova. Ir tokiam pasivaikščiojime, pusvalandiniam pasivaikščiojime daryčiau ne vieną, o 5 stoteles tokias. Aš neku dabar apie žaidimą, sakysite, kuom tai susijęs su išsiskyrimo nerimo, o tai yra labai susiję. Nes jeigu jūs tinkamai žaisite su šuniu, tinkamai iškrausite kiekvieną rytą ir gal net ir vakarą, tiek, kiek šuniukui reikia, jisai grįš namo ir jau jo sistema signalizuos tai, kad man reikia poilsio. Ir tada mūsų darbas suteikti jam tą poilsį. Tai ką jūs darėte, kongas su, pavyzdžiui, mėsyte užšaldyta, ne? Grįžtame namo, šunelis jau toks pavargęs, jau jisai norėtų eiti ilsėtis ir tada idealiausias metas jau šuniuką palikti. Sakau, eik į narvelį, ten dar ir kongas tavęs laukia, jisai nuėjo, čepsi tą kongą, aš išeinu. Algoritmas formuojasi koksai, kad man išeinant visą laiką bus kamuoliukas žaislas su kažkuo tai skaniu, su maistu pavyzdžiui, ir tada išėjimas siejasi su būtent maistu ar kažkuo tai aukštos vertės kažkokiu tai paskatinimu. Ir tikėtina, kai šuniukas įsikrovęs, tinkamesniai būsenai ir ramesnis,
jisai mažiau ir stresuos. Tai nereiškia, kad jisai to visiškai nedarys, nors labai norėtųsi tikėti, kad ir taip gali būti. Tačiau sukombinuoti tokį intensyvų žaidimą, tada pokalbiai per kamerą, tada, kada šuo ramus būtų, taimingas labai geras, tęsti tai. Ir trečias dalykas dar, tęsčiau sąlyginimą tiesiog pačio buvimo narve. Reiškia, šuniukas gali naktį miegoti narve, tai jisai jau pratinasi būti tame narve, jis praleidžia ten valandas, jis praleidžia ten akimirkas. Kuo daugiau akimirkų jisai ten praleidžia, tuo daugiau jam normalu ten būti. Pagaunat mintį. Ir dienos metu, kai šunelis būna pas mus namuose, gal irgi pavedžiotas ir nusprendžiu padaryti treniruotę, sakau, draugužiai, keliaujam į vietą, jis eina į vietą, gal palieku kongą jam ir išeinu į kitą kambarį. Išeinu į kitą kambarį ir gal net kamerą pastatytą, žiūriu, ką jisai veiks. Jeigu jisai skanauja, toksai jau, ką čia veikti, atsibodo, pradeda vokalizuoti. Pradėjo inkšti, verkšlenti, nieko nesakau, nekreipiu dėmesio, jisai ten kitam kambarį, gal truputėlį ir pabūna, pašvilpauja, ar ne? Bet jeigu tai pradeda eskaluoti ir šuniukas pradeda toksai nerimauti, gal net draskyti narvelį, gal pradeda staugti, tada, būsiu šiek tiek gal nepopuliarus ir pasakysiu, kad galima šuniuką ir nubausti. Tada kaip tą padaryti? Nes jeigu šuniukas kviečia mus, išleisk, kiek čia galima man vienam būti, aš galiu įeiti į kambarį, ir jisai sakys, suveikė, įėjo šeimininkas, bet aš atėjęs galiu net nieko nesakyti, galiu pasakyti baik, ramia intonacija, be pykčio, be kažkokio tai šaukimo, nepakelto tono ir paimti narvelį truputėlį toks sudrebinti, kad jisai toks, kas čia buvo, man ne visai tai patiko, ką jisai čia padarė. Ir sudrebinau truputį, išėjau. Jeigu matau, kad šuniukas toksai, nežinau, kas čia buvo, pabandom antrą dublį. Jisai vėl pradeda tą daryti, aš užėjau į kambarį ir vėl, sakykime, narvelį padrebinau. Gal truputėlį pakštelėjau per tą narvą, kad toksai šuo, come on, šitas man nelabai patinka. Šuniukui tai turėtų nepatikti, bet tą sakau su sąlyga, kai jau šuo žino, kas tas narvas, jau įsąlyginta ir vertė sukurta, ką Gabija jau tikrai šauniai yra padarius. Tai ir dar pabaigai, kai šuniukas yra narve, aš gal atėjau ir sakau, negeras šuniukas ir padrebinau narvelį, išeinu iš kambario, šuo pradeda mąstyti, kad toks mano elgesys prišaukė tokį šeimininką. Tada jis toks, neveikia, man nenaudinga. Ir jeigu matome, kad jisai gal atsipalaidavo, susirangė, atsigulė, galiu paimti kongą, antrą kokį tenais kongą, jeigu turiu kažkur skrinelėje užslėptą iš šaldytuvo gelmių ištraukiau, nunešiau jam ir padėjau. Už ramų elgesį, už ramę būseną ateina tau kongas. Reziumuoju šitą žinutę. Pirmas dalykas, iškraunu šunį taip, kad jisai grįžęs namo jau norėtų eiti snausti. Mentalinė, fizinė iškrova su žaidimu, su stotelėmis, žaidimas su taisyklėm, laisvo pavadėlio metodai ir kita veikla, kuri iškrauna šuniuką. Tada tai, kas veikia, galima daryti, stebiu per kamerą šuniuką, kalbuosi su juo, kai jisai yra ramus, pageidautina. Ir net jeigu, kai jam sunku, galiu pakalbėti, kad jisai neužstriktų toj paniškai būsenai, kai jis jau staugia, kad pakeisti paterną, kad jis iš jos išeitų. Aš sutikčiau irgi su pakalbėjimu su juo, geriau kalbėsiu, negu jisai aukšto lygio stresą patirs. Ir trečias momentas, kontroliuojamoje aplinkoje stebiu, kaip šuo elgesi, sukuriu gal net tokią sudėtingesnę situaciją, kur galėčiau įsikišti ir parodyti, kaip aš norėčiau, kad tu šuniuk elgtumeisi. Kaukti negalima, naugau yra kaimynai ir pačiam širdis tau plyšti ir mums labai nemalonu į darbą išeiti, kai tu taip darai. Todėl prašom nekaukti, būname narvuke ramiai. Tai tikiuosi šitie patarimai bent jau truputėlį palengvins išsiskyrimą ir būsite nuo to patys šiek tiek ramesni ir diena bus tokia šiek tiek lengvesnė. Tai ačiū Jums ir iki kito karto.